yra ypatinga šio dvaro vertybė, tarp kurių ir Klaipėdos liepa. Beveik 130 metų skaičiuojančios storosios liepos kamieno apimtis siekia 5 metrus 80 centimetrų, aukštis 15 metrų. Medis įtrauktas į valstybės saugomų objektų sąrašą. Senąją liepą saugojantys miškininkai pasakoja ir apie kitus uostamiesčio ir jo apylinkėse esančius gamtos paminklus. Vienas jų žemyninė kopa. 17 amžiuje nuo pat Klaipėdos iki Olandų kepurės čia buvęs plynas laukas, tad vėjas nuo pajūrio smėlį neždavo į pievas. Tuo nepatenkinti žmonės statė užtvaras. Ilgainiui šioje vietoje susiformavo žemyninė kopa apsodinta medžiais. Šitas darinys miške tikrai kelia tokią mums nuostabą, kadangi tai rodo, kad gamta kažkada buvo visai kitokia ir tie pasikeitimai, kurie įvykę ir kurie anksčiau buvę, galim spėlioti, kad tai buvo didingi gamtos žingsniai link žemyno. Miškininkai kviečia aplankyti ir senąjį Girulių parką, kuriame auga ne vien tradiciniai, bet ir atvežtiniai medžiai, tarp kurių ir raudonųjų ąžuolų giraitė. Manoma, juk jos pasodino čia kažkada gyvenę ir savo aplinką gražinę žmonės. Matosi geriau įsižiūrėjus ir sodinimo eilės, kas kiek sodinta ir kaip sodinta. Ir jau jų amžius gana nemenkas, apie 90 metų gal yra. Tai aišku, priaugę yra čia ir kitų medžių, savaiminių medžių, bet vat šitas toks, kaip sakant, gamtos čia vienetas, tas parkas yra vertingas tuo, kad parodo, kad vis tiek žmonės ir praeitį norėjo gyventi gražiai, įdomiai ir domėjosi augalais ir jų atveždavo greičiausiai iš Europos šalių, nes Lietuvoje abejoju, kad kas nors jas gal augindavo. Ir sodindavo miške dėl savo pačių gerumo, dėl grožio ir kad būtų įvairesnis, matyt, poilsis Giruliuose. Kretingos miškininkai kruopščiai prižiūrintys Klaipėdos miškus didžiuojasi dar vienu gamtos stebuklu – seniausia Girulių girios egle. O ji turi matyti gerą genetinį kodą, kad ji vis išlieka gyvybinga ir stipri. O ir šiemet dar ir kankorėžių turi, ir vėl palikuonis, matyt, pasisės miške. Senosios eglės kamieno apimtis 2,80 m. Iš kitų žaliaskarijų ji išsiskiria ypatinga svyruoklių šakų laja. Atlaikius vėtras ir audras, 100-metė eglė tikriausiai turi ir savo pasakojimą, bet tai kita istorija. Canis – visavertis maistas jūsų augintiniams. Canis Major didelių, Canis Minor mažų ir vidutinių veislių šunims. Canis – tvirtesniai draugystei. Mėgstamiausi skoniai nuo šiol ir skardinėse. Laidoje Duok labas pažintis su aktorės Linos Rastokaitės ir Džiugos Siaurusaičio Dalmantine, taip pat aktorė Dolčė. Kodėl Dolčė namie seka slapta kamera, kaip ji tapo aktorė ir žinoma gražiausio šuns konkursas šeštadienį 8:30 šunų gyvenimo būdo laidoje per BTV.